Pirmoje serialo dalyje papasakojame apie Maskvos hidrotechnikos inžinieriaus Ivano Golovanovo alternatyvią kraujo apytakos teoriją, kuris atrado daug netikslumų egzistuojančioje kraujo judėjimo teorijoje ir pabandė juos paaiškinti, remdamasis hidrodinamika. Taip pat papasakojame apie kosminį gyvybės takto perdavimo šaltinį visoms Saulės sistemos planetų biostruktūroms ir konkrečiai mūsų planetos takto perdavimą, kurį mokslininkai vadina autovirpesiais. Šis taktas eina iš Saulės per Mėnulį, paskui per takto imtuvus Žemėje, tokius kaip Stonhendžo valdymo kompleksą, ir per 1,008 sekundės pasiekia žmogaus smegenis. Toliau to žmogaus smegenys pakeičia jį į jo konkrečiam genotipui būdingą ritmą, kurio trukmė svyruoja nuo 1,0007 sekundės iki 2,14 sekundžių. Ritmui perduoti planetoje yra speciali struktūra, vadinama informaciniu polimeru, ir beje žmonės jį irgi turi. Apie šią unikalią struktūrą mums papasakojo vienas iš naujų žinių pirminių šaltinių autorius Borisas Viktorovičius Makovas per internetinės konferencijas, kurias kartu su juo rengėme 2 metus iki pat jo išėjimo iš gyvenimo 2022 metai gruodį. Poliarinių ratų toroidai tai įrenginys magnetinių impulsų greitinimui meridianais ir jo papildymas. Energija buvo nuolatinis piramidėms esančiomis Uralo kalnuose. Pirmoji – kalnas Gordijus, kita kalnas Pajer. Iš viso Urale yra 4 magnetinių impulsų greitinimo piramidės. Be to po 4 piramidės yra Norvegijoje ir Švedijoje, bei 4 piramidės Kanadoje. Iš viso magnetiniam impulsui greitinti buvo naudojama 12 piramidžių. Spiralių paskirtis – magnetinį impulsą paversti elektriniu potencialu. Išmetimas vykdomas kas sekundę, užtikrinant klimatą ir energų objektų papildymą energiją. Visos spiralės turi vieną raktą. Kiekviena spiralė turėjo ant pietų poliarinio toroido tas pačias piramidės, tik jos veikė atvirkštinė tvarka. Elektrinis potencialas paverčiamas magnetiniu impulsu, kuris perduodamas toroidui, o šis viską išmeta per meridianus. Taigi turime uždarą sistemą valdomą iš Čakovų pagrindinių Žemės valdymo sistemos kompleksų. Magnetinių impulsų judėjimas išilgai meridianų iš vieno poliarinio rato į kitą vyksta per 0,2 sekundės. Šiandien takto perdavimo įrenginių gimtajai valdymo sistemai piramidžių nebereikia. Meridianai ir spiralės – tai savotiški siūlai sudaryti iš informacinių blokų, kurie vadinami dodekaedriniu valdymo kubu. Jie užpildo visą planetos erdvę, virš ir po Žemės iki planetos apsauginių plokščių ir iki galutinio atmosferos aukščio taško. Mes visi kartu su jumis gyvename šioje grandiozinėje vadinamųjų atmosferos grotelių struktūroje, kuri iš tikrųjų nuolatiniu režimu kuria mus visus ir energetiškai palaiko mūsų egzistenciją. Šie informaciniai blokai turi gebėjimą judėti ir tada mes jaučiame šį judėjimą kaip vėją. Daugelyje planetos nuotraukų iš viršaus jos paviršiuje galima pamatyti savotišką tinklelį. Žinoma, kai kurie tokie tinkleliai yra įvairios žmogaus veiklos atspindys. Tačiau toks tinklelis kartais atsiranda ir vandens paviršiuje. Darau prielaidą, kad Žemės ir vandens paviršiuje iš dalies matomi aukšto dažnio meridianų ir spiralių pėdsakai. Atmosferos tinklelių briaunas jūs galite matyti nuotraukose su daug žaibų, nes kitų būdų jiems judėti nėra. Žemėje nėra tuščios erdvės, viskas užpildyta šia kontroliuojančia
valdančią ir gyvybę palaikančią meridienų ir spiralių struktūrą. Jų skaičius didžiulis – 54 milijonai meridienų ir spiralių. Egzistuodami šioje struktūroje mes visi neišvengiamai ir būtinai esame pripildyti informacijos, kuri perduodama žmonėms iš valdymo kompleksų, kiekvienam pagal jo smegenų genotipą. Meridienų susikirtimas su spiralėmis sudaro mazgus, Hartmano zonos, gravitacinius mazgus, Curie zonos, energetinius mazgus, Rentgeno zonos, radiacinį mazgą. Curie mazgai tai padidėjusios įtampos mazgai. Jei virš šio mazgo pastatyti terminalą, tai tam tikru spinduliu padidės atmosferos gardelių potencialai. Jei uždegti žvakes, žmogaus smegenys gali gauti iš atmosferos valdančią informaciją. Yra ir priešingas poveikis – smegenys išvalomos nuo visos informacijos. Šiuose mazguose buvo statomi tikri veikiantys religiniai statiniai. Jų pastato konstrukcija ir koncentratorius energijos objektas pagal sutartinę numeraciją. 400 esantys po žeme, 1275 metrų gylyje, užtikrino nuėmimą ir perdavimą informacijos visiems šventykloje ir šalia jos buvusiems žmonėms. Pats objektas 400 yra ir baterija, ir terminalas, informacijai priimti ir perduoti į susirinkusiųjų smegenis. Objektas 400 gali aprūpinti energiją ir informaciją iki 4 šventyklų. Svogūno ir konuso kupolo forma prisideda prie potencialų paėmimo iš visų esančių. Parapijiečiai, kurių šventyklų kupolo forma yra konusas, visą informaciją gaus pirmieji. Priešingai nei pravoslavų šventyklų parapijiečiai, kurių kupolo forma yra svogūno. Svogūno forma nepraleidžia tiesioginio ryšio dažnių. Dėl to vėliau iškilo didelė pravoslavų krikščionių bažnyčios egregorų valdymo problema. Nėra informacijos, nėra valdymo, net aukščiausioje hierarchijoje. Dabar mes su jumis stebime pravoslavijos naikinimą vakarų kuratorių nurodymų, ypač Ukrainoje. Pirmosios piramidės energetika yra 71 oktavos dažnių. Tai yra tiesioginė prieiga prie smegenų. Antrinės piramidės su išėjimu į kryžių energetika 71 oktavos informacijos transformacija į 49,5 oktavos informaciją, kad ji taptų aiški visiems susirinkusiems. Nuskambėjusi informacija nesusijusi su sinagogų lankytojais, jie kaip ypatingų smegenų genotipų savininkai gavo informaciją iš atmosferos grotelių tiesiai į smegenį. Todėl šie žmonės buvo šiek tiek protingesni už kitus. Atkreipkite dėmesį, kad ypatingų smegenų genotipų atstovai buvo ne tik sinagogų lankytojai, bet ir bet kurios kitos tautybės atstovai, turintys panašių smegenų genotipą, nepriklausomai nuo religinės priklausomybės. Čia jokių būdų neįžeidžiame tikinčiųjų religinių jausmų. Taigi, bažnyčia yra terminalas. Ne tik programos informaciją gauti, bet ir smegenis išvalyti nuo susikaupusių šiukšlių. Šiuose įstaigose naudojami koncentratoriai, žvakės, tačiau šiukšlių smegenyse lieka. Šios informacinės šiukšlės gali būti daugelio ligų priežastis. Pokalbį tęsime kitose serijose. Laukiame jūsų klausimų komentaruose po vaizdo įrašu. Meridienų ir spiralių struktūra. Žemėje nėra tuščios erdvės. Viskas užpildyta šia kontroliuojančia, valdančia ir gyvybę palaikančia